Kartais atrodo, kad mikrobangė labiau pašildo indą, o ne košė indo viduje. Indas karštas. Košėje galiu pirštą išlaikyti. Kas čia vyksta? Iš tikrųjų, mikrobangė indo šildyti net nesugeba. Va, jeigu pasimsime lėkštę, įdėsime į mikrobangę ir pašildysime ją minutę, lėkštės temperatūra per šitą laiką net nepakilo, nes mikrobangė nesugeba šildyti keramikos. Užtat ką mikrobangė sugeba šildyti, tai vandenį. Ir tai yra gerai, nes didžioji mūsų maisto dalis yra vanduo. Bloga žinia yra tai, kad mikrobangos į vandenį įsigeria gal tik tai 2 cm. Tai reiškia, kad šyla tik mūsų išorinis maisto sluoksnis. Tai žinodami, pašildykim dar vieną košės indą. Dabar su termokamera mes galime matyti, kad košės išorė yra raudona, yra karšta, košės centras yra mėlynas. Indas kviečiasi prie raudonos košės, dėl to indas įkaista. Bet kai mes valgom košę, mes ją kaip ir sumaišom ir košė pasidaro drungna, bet indas vis dar lieka karštas. Mikrobangė nešildo indą, košė pašildo indą, o pati košė nelabai pašildo.